diena, čia Nėrinių kraitė ir aš šiandien noriu parodyti, kaip mezgamas toks batukas naujagimiui. Čia yra nuo naujagimiui iki 3 mėnesių. Jo ilgis yra apie 9 cm, tai kažkur iki 3 mėnesių kūdikiui. Čia aš turiu visą komplektuką, tokią kepurytę, kuri mezgas irgi iš 2 dalių. Kitam video parodysiu, kaip tai yra daroma. Ir batukas. Irgi jis mezgas iš 2 dalių. Čia kojytė. Čia aš turiu dar nesusiūtą, parodysiu, kaip susiūt tvarkingai, kad nesimatytų iš kitos pusės. Ir čia yra viršutinė batuko dalis. Irgi mezgas atskirai, paskui jos reikia susiūti. Viską parodysiu, kaip tai yra daroma. Čia yra pats paprasčiausias variantas. Internete jų labai daug. Vieni mezga visą ištisai. O aš parodysiu toms, kurios pradedančias mezgėjas, kaip tai reikia padaryti. Čia turiu tokių karoliukų papuošti mezginiui. Kepurytę mezgant vąšelių pinutę taip gražiai susisuka. Nereikia nieko daryti. Ir papuošimui. Taigi pradėkim. Aš turiu tokių siūlų. Čia yra pusiau vilna, pusiau akrelanas. Jie nėra labai stori. Taigi taip, aš pradėjau jau, užsidėjau 32 akis. Virbalai yra 2,5 storio. Megsim šiek tiek didesnį batuką. Nuo 3 iki 6 mėnesių kažkur. Tad mums reikės 32 akių. Kadangi megsim viską ripsu, o ripsas mezgas iš abiejų pusių gerom akim. Taigi aš užsidėjau 32 akis, jau gerąją pusę išmezgiau, vieną eilę pramezgiau, dabar pradėsim dauginti. Taigi pirmą akytę visada nukeliam kraštui, kad tvarkingai gautųsi tokia tvarkinga pinutė. Tada daug lengviau susiūt, kraštelis daug gražiau atrodo, nesimato kaip susiūta. Taigi nukeliam pirmą akytę, pirmą išmezgam gerąją, užmetimas, kadangi čia yra 32, padalinus per pusę, mums reikės čia išmegzti 13 gerų. Pirmą nukėliam, geroji, užmetimas ir 13 gerųjų. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vėl užmetimas, 2 gerosios. Vėl užmetimas ir dabar reikia paskaičiuoti, kad kitoj pusėje vėl mums užtektų 13 akių. Vieną kraštinę, čia paliksim vieną taip kaip ir toj pusėje, prie pat krašto išmegzti vieną gerąją ir čia turi būti 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, kažkas negerai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 4, 6, 8, 10, 12. Na, čia nieko baisaus, tiesiog galim kažką supainiojau turbūt. Įsiaiškinom, kur padarėm klaidą. Tiesiog pradžioje uždėjau ne 32, o 33. Taigi, mezgam toliau.
aš pataisiau. Taigi čia gaunas 2 kraštinės, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ir šitą 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 kraštinės, vėl užmetimas, lygiai tiesiakis ir kraštinė. Apsukam mezginį, kraštinę visada nukeliam. Viena gera. Kad iš kitos pusės mezginio nesigautų skylutės, tarkim gerąją akį megztume pagal viską taip. Bet kad nesigautų skylutę, mes ją tiesiog susuksim ir užkabinsim iš kitos pusės. Taip nesimato užmetimo, labai gražiai susisuka, gaunas lygus raštas. Tai čia visą išmegsim lygiom akim. Kiekvienas, aišku, pasimatavęs vaiko kojytėm, uždeda atitinkamai akių skaičių nuo 28 ir taip kas 2 daugina 28, 30, 32, 34 atitinkamai pagal tai, kokio dydžio norit batuko. Atmezgiam vidurį, vėl mūsų užmetimas, vėl kabinam iš kitos pusės, kad nesigautų skylutė. 1, 2, vėl užmetimas, vėl kabinam iš kitos pusės. Dauginsim 5 kartus. 5 kartus. To pilnumoj pakanka, kad nuo paduko iki, kad išsimegstų padukas. Taip, išmezgiam blogąją pusę, sukam mezginį, kraštinę nuimam ir dabar dauginsim toliau. Čia, kur buvo 1, dabar bus 2, vėl užmetimas, vėl 13 gerų, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Užmetimas. Dabar jau čia bus vidury 4. Dauginam iš abiejų pusių 1, 2, 3, 4. Vėl užmetimas, vėl 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Šone lieka 2 akytės, vėl užmetimas, 2 geros. Kraštinė. Vėl mezgam gerom. Ir taip dauginam, kol šone bus 5 papildomos, o vidurys bus 10 papildomų. Taigi aš pramezgiau keletą eilių palaipsniui daugindama ir čia liko dabar paskutinė eilė, kur
šone jau bus 5, o per vidurį 10 padauginta. Taigi vėl nuimam pirmą. 1, čia paskutinė eilė dauginimui. 2, 3, 4, 5. Užmetimas 13. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Užmetimas. Per vidurį bus 10. Užmetimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Užmetimas. Vidurį pradėjom, čia labai aiškiai jau matos, pradėjom nuo 2 akių, antra eilė 4, trečia eilė 6, paskui 8 ir dabar paskutinė eilė jau 10. Užmetimas. 1, 2, čia dabar 13 bus. Pažiūrim, kad nepasimestume. Vieną kraštinę, 2, 4, 5, dar 2 akis išmestam. Užmetimas 5. Aš paimsiu ilgesnius virbalus, jie tokia pat dydžio. Man daros nepatogu megzti, nes virbalas trumpas, kraštinės akis, jos tiesiog pabėga. Taigi išmesgam. Šitie gal mus per ilgi. Taip, kraštinė. 2, 3, 4, 5, 6, užmetimo iš kitos pusės. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 5, 36, 37, 38, 39, 40 ir čia turi būti 10. 4, 6, 8, 10, 12, 13. Taip. Kadangi mes užsidėjom 32, padauginom iš abiejų pusių po 5, tai iš viso turėtų būti papildomai 20 akių dadėta. 20 akių ir pažiūrim, ką turim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, iš viso 54 akis. Taip, toliau baigiam megzti dauginimą čia. Dabar megzsim tą pakilimą. Vieną eilę galim išmegzti dar
lygiom akim, kad susilygintų mūsų virbalai. Apsidėjau stalą net. Išmegsim lygiom akim. Vienas mezga greičiau, kitas mezga lėčiau. Bet per dieną pradedančiai galima nieko per daug nepersistengiant numegzti vaikiukui batukus ir rytoj jau jūs galėsite eit pasipuošę. Išmegsim gerąją pusę. Vėliau galėsiu parodyti, kaip mezgama kepurytė. Čia tokia nelabai stori siūlai, tai pavasarį bus kaip tik pasipuošti. Kepurytė irgi mezgas iš 2 dalių. Čia yra pats paprasčiausias variantas. Parodysiu, kaip supint paprastą pinutę iš 8 akių. Vėliau mezgant galima sugalvoti pačių įvairiausių raštų, kaip kas norės puošti. Galbūt gėlyčių, galbūt kažkokių karoliukų pasiuvinėt. Žiūrint, ką megsim, berniuko ar mergaitai. Mergaitėm visada didesnės galimybės išpuošti gėlytėm, drugeliais. Taip toliau. Berniukam šiek tiek sunkiau ir spalvų gama nepasakyčiau, kad labai plati. Bet suderinus spalvas visada galima pritaikyti. Taigi išmezgam tą paskutinę eilę. Kadangi mes čia turim 54 akis, jas padalinsim per pusę, 54, 25, dar 27 iš viso. Kaip gražiai gaunas kraštelis, bus labai gražu susiūti tvarkingai. Čia tas siūliukas yra grinai siūlas nekokybiškas, bet kadangi čia yra, padarysim tą pusę išvirkščią, jo tiesiog nesimatys. Taigi dabar turim 27 akis. Pasiskaičiuokim. 2, 4, 6. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 vidurys. Šitam reikia 8 akių. Plius 2 akis, kurios eina suimtos iš abiejų pusių, jos susiema. Šitam pakelimui 8 akis. Tai kadangi mes čia turim 27, tai reikia atimti 5, tai bus 22. Paskui pasiskaičiuosim, kai megsim, jau pasiskaičiuosim. Visą šitą pakilimą mes mezgam tiesiog vienoj pusėje gaunas lygios akis, kitoj pusėje išvirkščios. Tai dabar mes megsim, kadangi čia geroji pusė, čia turim defektą siūlą, tai gerąją pusę darysim šitą. Turi būti išvirkščios, tai mezgam išvirkščiom akim. Mums reikėtų pramegzti pirmiausia turbūt
neskaičiuojant šitų akių, nes turi būti vis tiek toks pakilimas, kiek aš čia mezgiau. Gal tai bus lengviau suskaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nepameskim kraštinės akytės. Taip, 1. Ir išmėgskim 7 eilės vien tik tai išvirkščiom akim. Geroji mūsų pusė bus išvirkščios akis. Blogoji pusė bus geros akis. Mezgam pakilimą. Čia priklausomai nuo to, kaip jau jūs sugalvosit, galit visą daryti ripsu, visą mezginį ripsu. Galit tik tai paduką megzti ripsu, daugiau viską gerom akim. Čia kaip kokia kieno fantazija, kaip kas norės taip. O lengviausia suskaičiuoti, kad nepasimest, kiek eilių mes išmezgiam, suskaičiuoti iš dabar, tarkim, mūsų geroji pusė gaunas va šita, tai tiesiog va šitais takeliais labai lengva suskaičiuoti, kiek mes išmezgiam eilių. Čia, kadangi mes mezgiam, va, matot, kaip skiriasi, kaip patempi. Taigi čia buvo ta paskutinioji eilė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, tas pakilimas. Jeigu taip skaičiuojant, tai 2, 4, 6, 8. Tai faktiškai 4 eilės pirmyn atgal. Na va, aš išmezgiau tą pakilimą. Yra 2, 4, 6, 8. 8 eilės. Čia mūsų geroji pusė. Dabar megzim šitą snapelį. Taip, kadangi čia yra 54, mes padalinom per pusę. Snapelį reikia 8 akių. Tai iš viso megzim 22. Pažiūrėsim, 23 iš tikrųjų. Pažiūrėsim, kas mums gausis, nes turi būti lygiai. Toliau megzim jau vėl ripsą. Nes mūsų geroji pusė va čia. Taip, 2, 22. Krašto neskaičiuojam, čia turi būti 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Snapeliai turi būti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir šitoj pusėje turi būti vėl 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Blogai padalinom kažką. 20, tai tada darykim 21. Su kraštinė skaičiuojam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 su kraštinė. Dabar mezgam snapelį. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Čia snapelio 8 sakės turi būti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Viskas tvarkoj. Kadangi darysim kaip batuko toj pusėj blogoji, čia geroji pusė, bet tas gerasis išmezgimas tų nesimato su ėmimu. Tai mes darom taip, jeigu čia mūsų geroji pusė, vadinasi, toj pusėj neturėtų matytis suėmimą. Tai geroj pusėj mes megzsim 2 suimam. Apsukam mezginį. Pirmą nukeliam. Toliau mezgam ripsų. Gerosiam 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iš tos pusės jau suimam gerąją 2. Vėl apsukom. Pirmą nukeliam. Ir vėl gerosiam 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blogoji. Blogąją akim suneriam. Vėl apsukom. Pirmą nukeliam. Gerom akim 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 suimam. Matot, pradeda matytis po trupučiuką snapelis. Vėl sukam mezginį. Pirmą nukeliam. Siūlas visada turi būti iš viršaus, kad būtų graži kraštinė akis. Visada. Tada tikrai bus graži kraštinė akytė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blogąją pusę. Blogąją akim suimam. Taip mezgam ir suiminėjam, kol bendrai ant virbalų bus 32 akis. Taigi, suformavau snapelį. Toks gražus snapelis galas. Iš kitos pusės jis atrodavo taip. Va, mūsų lygios akytės. Lygus kraštelis, lygus suėmimas. Ir aš ant virbalų turiu 2, 4, 6, 8, 10, 11 ant vieno. 2, 4, 6, 8, 10 viduriukas. Ir 2, 4, 6, 8, 10, 11. Iš viso 32. Taip. Kadangi aš iš tos pusės paskutinį suėmimą dariau, man reikia pramegzti dabar iki galo gerosiam akim. Užbaigti visą eilę. Taip. Va. Užbaigiau eilę.
geras ir čia geras. Čia mūsų geroji pusė. Snapelis suformuotas, padukas yra ir gaunas taip, kad mums toliau reikia megzti pakilimą. Pakilimui aš čia mezgiau sujungus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai iš viso 12 eilių. Čia mūsų blogoji pusė, liko va tą pakilimą pamegzti. Mes vėl taip pat, kaip ir viso batuko, pirmą nuimam lygiom akim. Gaunasi ripsas. Sujungsim visą snapelį kartu, sumegsim viską gerom akim. Paskui dar kartą suskaičiuosim, ar iš tikrųjų turim 32 akis. Čia šitą akį čiut labiau reikėtų pritempti, kad nesigautų skylė. Nes kai buvo suimtas akis, čia kartais gaunas skylutė, jeigu laisviau mezgat. Taip. Ir žiūrim, ką turim. Turim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28. Na gerai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 akis. Ir mezgam toliau, kiek galvojat, jums reikalinga to pakilimo. Kadangi čia tas batukas darosi iš 2 dalių, aš nedariau labai didelio pakilimo, nes dedas kraštelis. Tai pats batukas paskui labai aukštas gausis, arba čia viduj gausis labai dvigubai, nes jis vienas ant kito taip susiners. Ir mes iš blogos pusės jį paskui parodysiu, kaip reikia susiūt. O taip ta vidinė pusė lenksis į vidų, irgi prisisiūs, kad tvarkingai atrodytų. Galima iškart daryti šiek tiek didesnį kraštelį, kad čia tvarkingai atrodytų ir sumegzti iškart. Galima susiūt, kaip kas sugalvos. Aš parodysiu, kaip paprasčiau padaryti. Tai tiek, megsim toliau, sekančiam video parodysiu, kaip megzt kasytę ir tą paaukštinimą. Iki.